Tai tos mamos, kurios augina pilvelyje vaiką, dažniausiai praranda nemažai kalcio ir savo kaulų. Pirmas vaizdas toksai, kaip sakau, kaulus neįlys į ranką ir koją, reikia žiūrėti dantis. Jeigu tie dantis iš tikrųjų nugraužti, reikėtų pasistengti tada pieno, kur nesuira baltymai, geriausia, aišku, būtų kaimiškas neriebus pienas, varškė, jogurtai, kefyras, pasukos įvairios, tam, kad gauti tą tinkamą kalcio kiekį. Jeigu jau tokios galimybės nėra, tai galima tada iš tikrųjų rinktis ir kalcio papildus. Ganaldai turi kalcį, magnį ir vitaminą D. Kodėl dabar jie taip įdomiai sudėti iš tikrųjų? Dėl to, kad kalcis padeda, magnis padeda įsisavinti kalciui, tai aš kaip pasakiau, magnį padeda įsisavinti kalcis, o kalcių įsisavinti padeda vitaminas D. Tai jie sudėti į vieną buteliuką tam tikrų santykių, tam, kad būtų lengviausiai ir greičiausiai įsisavinti. Toksai preparatas yra dar pakankamai geras ir tuo, kad čia yra magnio. Jeigu nėščiom, nežinau, nėščiosios, kur ypatingai į galą netrauktų rankų, kojų ir panašiai. Dėl to, kad magnis taip pat yra pakankamai suvartojamas, dėl to, kad moteris ir juda, ir magnio poreikis padidėjęs, ir raumenų krova yra daug didesnė. Tik nerekomenduočiau gerti nei šito, nei kito magnio 2 savaitės prieš nėštumo galą. Tam, kad užsivestų veikla paskui gimdymui. Magnis yra nerekomenduojamas. Pati iš tikrųjų turiu tokią problemą, kad man trūksta magnio receptorių ir aš niekada, kaip sakydavau, esu prieš maisto papildus, bet visą laiką pirkdavau diasporalį. Tam, kad užtikrinti tą magnio kiekį. Ir kai buvau nėščia, be proto traukiu kojas, rankas, tai aš pirkdavau net po 4-5 pakelius per dieną. Juos gerdavau, ir čia jau kardiologų, aišku, buvau priežiūroje ir šeimos gydytojo, tam, kad jo nepadauginti. Ir kai paskaičiuodavau kainą, kiek man išeina, nuo 7 iki 10 litrų per dieną už magnį, tai man kažkokia tai katastrofa, paskaičiuoju 30 dienų 300 litrų, visas nėštumas, tai iš viso daug. Tai kai atradau GNLT tokią alternatyvą, jau jį pradėjau gerti iš tikrųjų po antro gimdymo, tai ir man išeidavo 90 centų per dieną, tai net pradėjau juoktis, sakau, iš tikrųjų galima sau leisti tokį dalyką gerti kiekvieną dieną ir aš po šį dieną geriu. Ir kai jau pasitikrinti kalcio ir magnio kiekį praeitą mėnesį, jie buvo vidury normos, jeigu būdavo visą, tai mažiau normos. Tai va, toksai dalykas būtų būtinai reikalingas mamoms. Kas dar? Vaikai auga pilve, jie turi akis, kaip sakau, jie turi plaučius, jie turi visas kūno dalis. Ir dažniausiai pastebėjau tokį dalyką, kad mamos nedavalgo daržovių, vaisių. Obuolių tam kokių pirktų, bananų gal dar, bet tarkim daržovių, kurios būtų reikalingos vaiko akių vystymuisi, kepenų, kasos, visų virškinimo organų, tai yra karotenoidai, niekada nesuvalgo. Jeigu dar rudenį, kai užtenka, kaip sakau, vienos morkos ir tai užtektų per dieną, tarkim, suvalgyti iš tokių daržovių, bet pavasarį, kai jau reikia 3, tai jau nesako, mes tiek negalim suvalgyti, nes paprasčiausiai, norisi kitokių dalykų, norisi šokoladų, norisi kokio nors nesveiko tom nėščioms moterims, tai jau ten morkas graužti tikrai neįgalgai. Tai, sakyčiau, vienas iš rekomenduotinesnių dalykų yra karotenoidų kompleksas. Čia visko yra. Paprikų, morkų, špinatų, persikų, braškių. Kodėl dabar dar tokį dalyką rekomenduoju? Dėl to, kad moterys ypatingai į nėštumo galą jau išeikvoja savo visus resursus tam vaikeliui užauginti ir atiduoti ir dažniausiai prasideda ir peršalimo ligos, jeigu tai yra pavasaris arba ruduo, pradeda kosėti, bėgti nosis ir panašiai, jau joms jaučiasi blogai, o dar tas pilvas atsigult negali, nes pradeda rūgštys kilti. Ir kai susideda visas tas dalykas, tai norėtųsi tai moteriai iš tikrųjų kažkaip padėti ne vaistais, tam, kad vaisius vėl negautų tų vaistų. Tai karotenoidai dar yra tuo geras dalykas, kad sustiprina imunitetą geriant 20 dienų 37% ir tai yra įrodyta Amerikoje, darant 200 000 tyriamųjų mokslinį tyrimą. Tai yra kartais netgi daugiau negu kai kuriems vaistams. Tai va toks nedidelis 4 buteliukų krepšelis būtų nėščiai moteriai. Dabar jau beveik tas vaikelis turėtų gimti, tada mama susimasto, o ko aš skalbsiu? Kuo, sako, plausiu tam vaikui vonę ir tada prasideda katastrofa, nes nežinau, dar yra baubas, yra lengva, yra neutralis, kurį čia rinktis, tada įlenda į mano formus,
Tai čia vieno nuo to išbėrė, kitam kvapas nepatiko ir tada pradeda panikuoti, ką čia daryti. Tai aš irgi iš tikrųjų panikavau, nes pirmas vaikas mano pakankamai buvo alergiškas ir skalbdavau ten iš Australijos siųsdavusi skystą ploviklį. Tuos rūbelius skalbdavau, bet kai berdavau, tai berdavau, nueinam pas gydytoją, sako, kad čia nuo skalbimo miltelių, jam grinai kontaktinė alergija nuo kažkokių tai chemikalų, galvoju, kur aš jau čia tokius gerus perku, bet aš niekad nesusimaščiau, kad aš savo rūbus tai skalbiu paprastais milteliais iš Maximus. Tas vaikas pas mus patalynėje miega, aš tą vaiką apkabinu, dar savo megztinių ir apgaubiu ir jis skaitose mano milteliuose gyvena. Ir atėjo tas toksai supratimas daug vėliau, kai mums pasakė, kad statėmės namą ir sako, valymo įrengimų statom, bet žinokit, kasdien skalbti po daugiau negu vieną kartą negalėsit, nes jums ims ir užputos. Jums reikia susirasti miltelius, kurie būtų ekologiškai suyrantis. O tada išvis už galvos susėmiau. Lietuvoje radau 3. Ringų, jau negalvoju, tos marvės aš namuose tikrai nelaikysiu. Neutralis pasirodė man per daug brangus ir tada gavosi taip, kad nuėjau į vakarėlį, kuriame pristatė būtent GNLD miltelius. Ir aš juos pasirinkau ir po šį dieną esu patenkinta. Kodėl pasirinkau, aš norėčiau pakviesti Indrę papasakoti, nes jinai turėjo tokią pačią problemą. Aš esu Indrė, kaip ir sakė Auksė, esu 2 mažų vaikų mama, mano berniukui 4 metukai, mergytei 2. Ir kai mes laukėmės pirmo vaikelio su vyru, iš tikrųjų iš mūsų draugų, pažįstamų, bičiulių, niekas neturėjo mažų vaikų. Ir nebuvo kam patart, nuo ko pradėti, kokius miltelius, tarkim, naudoti. Tai kol dar laukiausi, juk prieš pat gimstant vaikeliui reikia perspaut tą graikelį. Turbūt išbandžiau daugumą skalbimo priemonių esančių parduotuvėse ir paprastos ir internetinėse. Nuo vienų drabužėliai buvo kieti kaip akmuo, galvoju, kaip rengt naujagimį tokiais drabužėliais. Nuo kitų būdavo labai šiurkštus, nuo kai kurių, po pirmo karto iš karto susibumbuliuodavo drabužėliai, nuo kai kurių kvapas nepatiko. Man jie netiko, todėl aš juos bandžiau naujus. Ir vaikui gimus dar aš dariau tą patį, nes vis neatrasdavau tų, kurie man tiko. Taip dariau tol, kol atradau tokį dalyką kaip muilo riešutus, nežinau, teko juos girdėti. Tai ant medžio augantis riešutai. Tai yra visiškai ekologiška, visiškai švaru ir ten jokio beveik blogo kvapo. Galvoju, vaikui čia jau bus labai gerai, to labiau, kad mano būtų vaikeliai yra alergiški. Ir ką? Su jais kalbėjau, džiaugiausi ir netgi kitiem rekomendavau, kas laukdavosi mamos. Pamačiau po kurio laiko, kad daugumą drabužėlių aš turiu išmesti, nes jie yra nusibumbulavę, nusiskalbę spalvos ir labai dėmėti. Nes, mažas vaikelis košė, bet kas apsiteškia ir nebeįsiskalbdavo su jais. Tuo pat metu aš kaip tik susipažinau su GNLD. Tai vienas pirmųjų produktų, kuriuos aš išbandžiau, buvo šitie skalbimo milteliai. Pas mus yra labai kietas vanduo, nepaminėjau turbūt, kad gyvenu kaime. Ir kai kietas vanduo, šiaip reiktų tokių 2 kaušelių. Galvoju, man kažkaip daugokai pasirodė, aš pabandžiau su vienu, skalbiau ir viskas išsiskalbė. Po to dar išgirdau Vitaliją, iš Klaipėdos kalbant apie tai, kad galima dar ir LDC pilti. Tai pyliau, dabar ką aš darau, tai 5 paspaudimus įpilu LDC praskiesto ir tik pusę kaušelio skalbimo miltelių. LDC suminkština vandenį ir kuo puikiausiai su pusę kaušelio skalbimo miltelių išsiskalbia skalbiniai ir nereikia jų 2. Taip pat mes turime, kaip ir Auksė, turi vietinį nuotekų valymo įrenginį ir kad iki tol jisai 1 arba 2 kartus per metus išputodavo, mes jau skalbėm štai skalbimo milteliais metai ir 2 mėnesiai, nei kartus dar nepušputojęs ir kai jau galvoja, kad čia reikia valyti, vyras nutarė valyti, nėra ten ką valyti, nes jis visiškai švarus. Tai naudojant visą šitą buitinę chemiją. Paminėjau LDC, tai visada turėjau tokią bėdą, kaip skilinėjančius pirštus prie nagų, laukiantis ir gimus vaikelio, aišku, dar labiau trūksta tų medžiagų. Ir ta, nežinau, čia galima vadinti, liga man dar labiau paūmėjo. Kiekvienas šlapinimas rankų tai buvo tikra kančia, nes įtrūkimai prie kiekvieno nago iš visų pusių ir iki kraujų. Tepiau įvairiais vaistais, tepalais, bet kiekvieną kartą sušlapini rankas, galiausiai, kad ir prausiantis. Ir jie dar labiau skyla ir trūkinėja. Tai pradėjus naudoti LDC kaip indų ploviklį ir skystą muilą, dingo šita bėda.
Iš pradžių galvoju, gal sutapimas, bet pažiūriu, kad nevelnė. Tai, kad jie nustojo trūkinėti ir sugijo, bet ir toliau nebetrūkinėjo. Tai vat metus laiko iš vis man nebetrūkinėja pirštai. Tai tokį turim mūsų LDC. Dar ko nepaminėjau, kas man labai padarė didelį įspūdį, iš tikrųjų tai, kad LDC reikia skiesti būtinai su negyvu vandeniu. Tai yra virytų arba distiliuotų, nes kitaip jisai prarūksta. Tai man tai labai patiko, nes manau, kad tai yra labai aukštos kokybės daiktas. O toks jis ir yra. Dar mes čia turim Super 10 ir kas yra labai svarbu besilaukiančiam mamom. Iš tikrųjų, mes gyvenam, kuri mūsų aplinka labiausiai užteršta yra tai mūsų namai. Ir besilaukiančiam mamom, netgi ir su pirštinėm, yra nepatartina valyti vonių, klozetų ir visų kitų dalykų su įvairiom cheminiam priemonėm. Ne dėl to, kad per rankas čia gali pasisavinti tokius dalykus, bet tiesiog per nosį, per burną. Ir to negalima daryti. Tai naudojant Super 10 ne tik tai, kad nereikia pirštinių, bet jis ir neturi tokio jokio baisaus ir kvapo ir jis tikrai negali pakenkti jokiai nešėjai. Tai Super 10 valau taip pat be pirštinių ir mano rankom nieko blogo neatsitinka, kol iki tol turėjau tikrai rimtas bėdas. Dar ką turim, tai softą, kas mėgsta, kad labai kvepėtų drabužiai ir neselektrintų, tai galim naudoti. Dar norėjau pasakyti, sugrįžti prie to, nuo ko pradėjau, tai kas kalbėjau miltelius, ką aš prisiminiau, kad pradėjus kalbti šitais milteliais, žiūriu, kokį nustojo bumbuluotis vaikų drabužėlį, nes jie skalbiami labai daug, galvoju, čia drabužių kokybė pagerėjo, ar čia ką, bet matau, kad skalbiant ir toliau, jie visiškai nesibumbuluoja ir po to aš paskaičiau prie vienos iš savybių, kad tai ir yra, kad nuo šitų skalbimo miltelių nenusibumbuluoja drabužiai. Tai va, tiek aš jums norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū labai. Tai va, kiek problemų turėjau iš tikrųjų su pirmu vaiku, tai su antru jau žinojau, ką reikia daryti, žinojau, kad savo visus rūbus reikia skalbti taip pat kaip vaiko rūbus, nes mes nieko nesiskiriam, mes gyvenam toj pačioj aplinkoje. Tiek valom vaikui vonę, tiek valyti savo vonę reikia iš tikrųjų su tais pačiais milteliais, grūdeliais, kaip sakau, visokiais skysčiais, vien dėl to, kad mes visi būnam visą laiką kartu ir vaikui galim viską perduoti. Gerai, dabar jeigu vaikelis gimė, jisai vėl turi valgyti. Labai gerai, jeigu jam pasiseka valgyti mamos pieną. Jeigu nepasiseka valgyti mamos pieno, tai aišku yra mišinukai, kurie tenais yra subalansuoti, galima pasirinkti ir pagal norą, pagal poreikį, pagal spalvą, pagal kūdikio norus ir taip toliau. Tai jeigu yra mišinukai, tai jau čia mes nieko labai jam nepadėsim, ten jau viskas yra subalansuota. Bet jeigu maitinam vaikelį savo pienu, tai vaikelis vėlgi gauna tą, ką valgo mama. Tačiau, sako, jeigu vienos mamos liesesnis pienas, kitos mamos riebesnis pienas, tai čia su kalbom jokiom nepadėsit, jeigu, kaip sakau, pienas baiginės ir panašiai, dėl to, kad kiekviena mama turi individualų pieną. Jinai turi tokį, koks reikalingas jos vaikui. Kiekvienas vaikas yra individualus asmenybė ir vienam riebesnio pieno reikia, kitam to, kaip sakau, liesesnio, vienam su daugiau magnio, kitam galbūt su daugiau kalcio ir panašiai. Bet vis tiek, mama turėtų kai kuriuos produktus savo užtikrinti. Vėlgi ta pati omega 3. Jeigu mes iš niekur jos negausim, organizme yra nesintetinama, nes yra tik tai nuo omega 9 sintetinamas organizme, tai vaikas per pieną jos ir negaus. Vėlgi mums reikia iš kažkur suvalgyti vėl tos pačios sveikos jūrinės žuvies. Stengtis gauti iš kažkur. Geresnis dalykas dar yra toksai, kad jau maitinanti mama gali valgyti tą, kaip sakau, lašišą pirktą Maksimoje, Rimi parduotuviai, silkę su galvom, kuri galbūt kažkur auginta ir mirkyta, vien dėl to, kad mamos organizmas daugumą toksinų pašalina. Jau į pieną išeina tik tai mažuma, tai jau čia pliusas yra. Bet vėlgi, jeigu nemėgstat, nenorit, nėra tokio poreikio, pavyzdžiui, aš nesu žuvies mėgėja tikrai, vyras ten sako, valgom, aš geriau pasiimsiu mėsos, atsipjausiu ir tikrai to žuvies nenoriu. Tai va tokio mamom vėlgi reikia tos omega 3. Galimybė padėti gana gali. Kaip sakiau, tam pačiam krepšelį palikau, nes čia mama gali tęsti šitą ritualą gėrimo omega 3.